Taigi, prieš pradedant video noriu biškį visus informuoti, jog turiu savo Instagramo puslapį, kuriame keliu įvairias nuotraukas, tarp jų ir akies ir taip toliau. Tai jo, tiesiog norėjau, kad žinotumėte, jog turiu Instagramą, kuriame keliu ir stories, ir nuotraukas, ir taip toliau. Viską čia mano vienintelis page'as socialiniuose tinkluose, išskyrus mano asmeninį Facebooką. Tai jo, tiesiog noriu, kad tiesiog užeikit, pafollowinkit, taip pat šitam puslapį, jeigu bus koks nors konkursas ar gavėjus, tai viskas vyks šitam Instagrame, tiesiog papostinsiu nuotrauką, aišku, informuosiu turbūt ir atskiram video. Tai jo, tiesiog norėjau, kad tiek žinotumėt, taigi gero žiūrėjimo. Sveiki visi, čia su jumis Prefix ir šiandieną jums parodysiu savo gaming setupą. Taigi, turbūt pradėkime nuo mažiausių dalykų, tai yra mano pelė. Aš naudoju SteelSeries Rival 100 pelę, geltonos spalvos, geltonos ir odos spalvos, čia toks miksas. Šiaip tokia spalva dėl to, kad jinai kainavo pigiausiai, bet šiaip įpratau prie tokios išvaidos, šiaip neatrodo labai blogai. RGB, ši pelė žiauriai kokybiška, žiauriai gera, žiauriai patenkintas ir man jinai jau nežinau kiek aš ją laiko turiu. Aš buvau padaręs unboxingą šitos pelės, tai turbūt nuo to video ir aš ją turiu, tai jau bus metai, gal ne 2, neįsivaizduoju. Tiesą sakant, nes labai greit laikas eina. Toliau klaviatūra. Klaviatūra yra nuo mano kompo pirkimo, nuo 2013 metų, nuo kada pirkau savo dėžę kompiuterio, susirinkau. Gana sena klaviatūra, biškai išlūžus, purvina, membraninė, nieko ypatingo. Vadinasi, jei kam nors įdomu, tai vadinasi Gigabyte Force K3, jo, taip vadinasi šitą klaviatūrą. Nieko ypatinga, jokio apšvietimo, nieko, tiesiog paprasta, membraninė, atseit gaming klaviatūra, bet tiesiog nieko neypatinga, nieko išskirtinio neturi. Toliau turim kolonėlės, kurias aš naudoju, irgi Logitech Z313, neįsivaizduoju kaip vadinasi, jeigu ne taip, tai tiesiog aš viską aprašymę paliksiu. Ir ten bus visos nuorodos, turbūt jokių nuorodų nebus, bus tiesiog aprašyti visi itemai, kurie yra ant mano stalo, ar tiesiog, žodžiu, viską, ką aš naudoju. Toliau ką turim? Toliau turim webcamą. Webcamą turim, kurį aš naudojau irgi daug. Logitech C920. Tai jis taip vadinasi, irgi žiauriai geras webcamas. Žiauriai patenkintas. Pirkau, čia gal pats naujausias daiktas. Nu, ne pats naujausias, bet vienas naujesnių, kuris pirkau. Upgrade'inau, jo, po to be webcamų turim mikrofoną, stovą, po filtrą, jo, čia. Mikrofonas yra Samson Meteor Mic USB, žodžiu, jo, Samson Meteor. Visai padarus mikrofonas, irgi turiu gana ilgą laiką, kol kas gana patenkintas, kol kas neketinu aš jo upgrade'in, kol jis veikia, nes kokybė yra gana decent. Aišku, nėra pati aukščiausia garso kokybė, bet yra gana padori. Daug geriau už ausinių mikrofoną, tai jo, kainavo gal 60 €, neįsivaizduoju kainų, aš dabar nesigilinsiu, nes turbūt kainos pasikeitė, dar už kai kurios mokėjau iš viso litais, tai žodžiu, kainų čia labai nevelsiu šitą visą gaming setupą video. Jo, toliau turim, jo, šitas stovas, čia po filtras, tiesiog Samsung stovas, Samsung po filtras, tiesiog paprasti dalykai, nieko čia ypatingo modelių, turbūt, nežinau, jeigu rasiu irgi numesiu. Po to turim Edifier H850 ausinės, žiauriai geros ausinės. Karočią, čia yra mano vienas mėgstamiausių ausinių, kurias aš esu turėjęs, pačios geriausios. Jos žiauriai lengvos, žiauriai patogios, aišku, surinkimo kokybė, aišku, būtų geresnė, bet už tokią kainą turbūt nėra geresnių ausinių. Nežinau, ar jas dar pardavinėja Lietuvoje, turbūt jau nebe, užsienį dar gal galima gauti, bet jos gana pabrango, nežinau, bet žiauriai geros ausinės, žiauriai gera garso kokybė. Biški plasmasinės, bet kaip ir sakiau, žiauriai lengvos ir žiauriai patogios, tai jo, nekeišiu į nieką kol kas šitų ausinių, nebent kokias nors dar geresnis, dar patogesnis, aišku, tokių yra, bet žodžiu. Geros ausinės, rekomenduoju kažkas rasijas, bet jaučiu nerasit, tai jo. Toliau ką turim, tai turim 2 monitorius, pas mane dual monitor setų pas karočiai yra. Pirmas monitorius yra senas, nu, antrasis monitorius, kurį naudoju kaip antrąjį, yra senesnis monitorius, mano pats pirmas, 2013 metais gal pirktas.
paprastas LG, 100 Hz, nieko ypatingo, IPS, aišku, abudu mano monitoriai yra IPS, nes IPS daug geresnė tiesiog vaizdo kokybė, iš šonų neįsiruštušuoja ir taip toliau. Matot, biški čia yra tokia biški brokas, biški pribėgo vandens iš tą monitorių, dėl to naudoju kaip antrą. Jisai ir senesnis, ir biški juosta jau yra, žodžiu, biški pagedęs, bet puikiai veikia kaip antras monitorius, žiauriai awesome. Po to pirmasis monitorius yra atseit gaming, aišku, jis nėra kažkas tokio ypatingo gaming, tiesiog 7.5 Hz, LG monitorius irgi IPS-as, irgi biškai ryškesnis už mano senesnį, bet irgi kažkas tokio panašaus, žiauriai geras, nusiskundimų neturiu, pirkau irgi ne per seniausiai, gal prieš metus, prieš pusmetį, kažkas tokio. Matot dabar mano visą stalą turbūt ekrane, tiesiog paprastas, nėra čia kažkas labai gaming, nėra labai daug RGB, tiesiog paprastas setupas ir tiesiog galim perėti prie dėžės, o mano dėžė yra irgi 2013 metais surinkta, pats surinkau viską iš dalių, tad nesakysiu, kiek kainavo kompas, gal kažkur 2000 litų. Kai aš jį pirkau, bet dabar pasikeitė daug dalykų, pridėta ramų, įdėtas SSD, pakeista vaizdo plokštė, specifikacijas paliksiu ekrane, dabar galiu tiesiog išvardinti iš atminties, kad ten turiu GTX 10 šiam 6 GB, i5 procesorius 4 kartos, nieko ypatingo, biški amžių savo rodo jau šiek tiek lėtas, bet kol kas viskas veikia, tai kol kas tiek. Jo, 12 GB ramų yra ir SSD 250 GB ir 1 TB hardas, 500 W pasų, žodžiu, tiek tai reikia žinot. Nieko ypatingo, irgi nėra ten labai fancy setupas, nėra ten gaming, RGB stuff ir taip toliau, Tiek mano setupo, nežinau, ko dar neišvardėjau, tiesiog toks mano gaming setupas, paprastas, tikrai nėra čia kažko labai fancy, ko prabangaus ar kažkas tokio, tiesiog paprastas gaming setupas, kaip ir net nesakyčiau, kad čia labai gaming, bet ta prasme žaidimus veža, tai jaučiu jis yra gaming skaitus, ne? Nežinau, neparodomasis setupas, bet tiesiog paprastas. Viskas veikia, viskas. Kol kas aš esu gana patenkintas šitų setupų, aišku, dėžę norėtųsi atsinaujint, aišku, klaviatūros jaučiu keisiu kažkada, nes aš turiu mechaninę klaviatūrą iš apžvalgos, bet jinai man yra žiauriai per garsi, dėl to aš naudoju membraninę, aš šiaip norėčiau arba labai tylių switchų mechaninių, arba membraninės klaviatūros naujos. Tiesiog, kad su apšvietimu būtų ir kad neklibėtų klavišai, žodžiu. Nes šitos jau šitą labai slidinėja klaviatūrą po stalą ir tiesiog gumos nuėję, žodžiu, viskas taip toliau. Jo, tiesiog toks mano gaming setupas, biškai, aišku, cable management yra terrible, nes aš tik neseniai persistačiau čia viską. Jo, tiesiog tiek turiu parodyti, taigi ačiū, kad žiūrėjot mano šį video, jei jums patiko, paspauskit like mygtuką, užsiprenumeruokit kanalą, paspauskit ant varpelio, jeigu norit, kad gauti notificationus iš YouTube'o į savo telefoną ar kažkas tokio, jo. Jo, see ya.